Sunku būtų įsivaizduoti iškilmingus darsūniškiečių renginius be darsūniškio herbo. Šį herbą miesteliui suteikė Lenkijos Lietuvos karalius Stanislovas Augustas 1791 metais. Jame vaizduojamas šventas Kazimieras, 15 amžiuje gyvenęs karalaitis, todėl ir vaizduojamas su karališka karūna ir prabangiu apsiaustu. Kartu su herbu karalius patvirtino ir Darsūniškio savivaldos privilegiją. Šį dokumentą darsūniškiečiai saugoja beveik 200 metų, perduodami iš rankų į rankas. Šiuo metu šis dokumentas saugomas Kauno Vytauto Didžiojo karo istorijos muziejuje. Vardan Viešpaties Amen, amžinam atminimui, mes, Stanislovas Augustas. Dievo malonė ir tautos valia Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Mozūrijos, Žemaitijos, Kijevo, Volynės, Podolės, Palenkės, Livonijos, Smolensko, Sieversko ir Černigovo didysis kunigaikštis. Visus minėto Darsūniškio miesto miestiečius, tiek bajorus, tiek miestelėnus, prekybą amatais besiverčiančius ar karčiamomis užsiimančius, ar bet kuo kitų tame mieste besiverčiančius. Taip pat posesijas turinčius ir vėliau tokiais tapti galinčiais, kokioje bebuvo prakilnumo ir turto, miesto ir to miesto magistrato jurisdikcijai bei lygiems mokesčiams, laisvėms ir garbėms būti paklusniais prisakome, bei minėtą miestą nuo visokių Darsūniškio seniūno, žemės ir pilies jurisdikcijų, miesto seniūnijų lankytojų ir jų vietininkų, naujai priimtos miesto teisės galia atleidžiame. Lietuvos valdovai pasirūpino ir pirmojų Darsūniškio bažnyčios pastatymų 15 amžiuje. Gaisrų metu medinės bažnytėlės ilgai neišlikdavo, sudegdavo kartu su miesteliu. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta XIX amžiaus viduryje, kaip pasakojama netoliese rasto lobio lėšomis. Jos architektūroje ryškus tuo laikotarpiu tebebuvę populiarūs klasicizmo bruožai, nors su barokiniais elementais. Bažnyčios fasadą remia 4 platoki pilastrai, virš kurių yra mažas trikampis pontonas, o fasadas užsibaigia barokinė viršūnė. Baltai dažytas bažnyčios pastatas ryškiai išsiskiria ir dominuoja gyvenvietės panoramoje. Bažnyčia be bokšto, todėl jį atstoja šalia gatvės stovinti akmenų mūro varpinė, iš kurios po apylinkės sklinda 1930 metais Amerikos lietuvių lėšomis išlieto varpo aidai. Darsūniški žymus ir tuo, kad senovės tradicijos čia gyvos ne tik atmintyje, bet ir šiandieninėme gyvenime. Galima sakyti, kad būrelis darsūniškiečių tai jau etnografinis ansamblis. Dažnų renginių organizatorius Darsūniškėje yra Vytautas Lapinskas. Jis pasakoja. Kiekvienas kaimas turi savo tradicijas, savo būdą gyvenimo. Taip ir darsūniškiečiai visą laiką turėjo savas tradicijas ir laikėsi savo gyvenimo būdo. Jie tarytum buvo senieji miestiečiai, kurie išlaikė tokį prakilnų miestiečių gyvenimo būdą ir tradicijas. Vienas įspūdingiausių įvykių Darsūniškėje yra 3 karalių atvykimas sausio 6 dieną. Jie užeina į namus ir pasveikina,
kaip ir bibliniai karaliai su kūdikėlio Jėzaus gimimu. Ir trys karaliai iš rytų atėjo, dovanas brangias viešpačioj sudėjau. Kristus užgimė linksmą gadyt, angelai grajin karaliai šveik, gėda piemenėliai klaupės gyvuliai, stebuklus garsi. Čia esama ir daugiau įdomių papročių. Pavyzdžiui, jaunųjų kilnojimas per vestuves. Ir dabartiniais laikais išlikus nuo senų laikų ta tradicija, kad dabartinėse vestuvėse visas kaimo jaunimas irgi eina kilot, reiškia, kilot eina. Apipina kėdės vainikais, papuošia ir tada eina į vestuves. Jie nekviesti, jie reiškia savanoriškai eina, nekviesti. Ir atsiklausia šeimininkų, ar galima jau pasveikyti jaunuosius, pakilot pulką. Ir reiškia, paprastai tai jau sutinka šeimininkai, nes laiko garbė, kad jaunimas ateina pagerbti jaunųjų ir tada kiloja, visus pradeda jaunaisiais ir tada visą pulką, pajaunius, pamergės ir tėvelius pakiloja ir gauna vaišių, tada jau eina baliavos. Ko sėdi sesutė, ko neverki, ko savo močiutės. Dainos primena ne tik idealizuotą tikrovę. Ko savo močiutės nevirklinė, verks mano močiutė nevirkdoma, man didį kraidelį sukraudama, man didį kraidelį sukraudama. Ko sėdi sesutė, ko neverki, kol savo tėvelio nevirklinė, kol savo tėvelio nevirklinė. Verks mano tėvelis nevirkdomas, mane už bernelio išleisdamas, mane už bernelio išleisdamas. Darsūniškyje iki Antrojo pasaulinio karo gyveno beveik 30 žydų šeimų. Jie laikėsi savų tradicijų. Žydus tai atsimenu gerai, škalą atsimenu ir tą jau jų šliūbą mačiau, bet šliūbas tai buvo ant mėšlyno. Tai čia prie šito Jankelio, o čia jau čia buvo ir škala, tai jie visi susirinko, mes kaip vaikai, tai žinot, visą laiką visgi apie tokias vestuves rinkdavomės. Tai susirinko didžiausias kupstas, kažką šnekėdavo ir tas rabinas, bet švarus tas jau buvo mėšlynas, bet aukštai ten toks jau kalniukas, tas rabinas kažką pasakydavo, o paskui tai tik tai dzin, tai jau mes vaikai žinom, kad jau pasibaigė. Daužo, lyg, aš sakyčiau, taures, kažkokias. Aha. Nu ir tai paskui jau jie eina jau į savo namus ir mumė tai duodavo saldainių, negailydavo vaikam. Čia Darsūniškių vaikų labai buvo daug. Nu ir visos kratos. O gal jau nuotakos labai gražiai. Ar irgi baltai rengdavosi? Nu kažkaip, kai aš mačiau tos vadinamos cipkės vadino, aš jau ją gerai žinau. Aha, tai buvo mėlynai, bet lygiai vienspalvės. O ant galvos vėliumas būdavo irgi, ar ne? Ne, sakyčiau, kažkokia girlianda tai buvo.
Pasibaigus karui daugelis Darsūniškio žydų buvo sušaudyti. Karo ir pokario metais nukentėjo daugelis gyventojų. Čia, prie Nemuno, vyko smarkūs mūšiai tarp Raudonosios armijos ir vokiečių. Tačiau frontui nusiritus į vakarus, rytų kryptimi pajudėjo tremtinių vagonai. Nemažai darsūniškiečių išėjo į mišką, tapo partizanais. Vienu iš jų vadų buvo Alfonsas Oliukevičius, slapyvardė Saulė. Saulė buvo labai gražus, labai dainininkas buvo. Labai buvo bravas baisiai, tik tai jisai buvo sužalotas, jam buvo galva perkirsta. Labai jisai jau, tada žinai, jau tokį atmintį buvo pametęs, paskui jau, bet jaunas buvo, tai labai buvo fainas. Tai kągi apsiženo su mano seserė, gyveno jie tėvo du, paskui kada jau šitai karai pasidėjo, išėjo jisai partizanus. Tai kągi aš galiu pasakyti. Visur tai susirėmimai buvo, tai susišaudymai buvo, tai matė, nu jau paskiau jau ir žuvo jau. Tie, kur gavom žinią, kad, reiškia, tie jau susisprogdino jie, tai juos apsupo. Tai čia ne mūsų krašte jie žuvo? Ne, Viršužigliai žuvo tenai, jau juos tik kur kas išdavė ant vartų, kaip miegojo, paskui sako, jau šeimininkas atėjo, sako, jau vyrai jūs apsupti čia, ar pasiduosit, ar bėgsit, ar ką darysit. Sako, jau tas Saulė, jau Alfonsas, sako, aš tai nepasiduosiu, jūs vyrai kaip norit. Tai tada, sako, su granata visi susisprogdino. Vos, kad nežinau, rėti 4 buvo, rėti. Ar 4 buvo, ar 5, ar 3, vat nežinau, kiek jų buvo. Bolševizmo ugnis degino tai, kas netitiko rytietiškos siaurąja prasme ideologijos. 1963 metų naktį buvo nugriauti 3 miestelio vartai koplyčios, jau antrąjį šimtmetį gelbėjusios gyventojus nuo gaisrų. Jose buvusios Šventos Agotos ir Švento Kazimiero skulptūros bei Švento Jurgio paveikslai pateko į ateizmo muziejų Vilniuje. 1990-aisiais gyventojai vartus atstatė, į vietas grįžo ir šventųjų atvaizdai. Netoli Darsūniškio pakeliui į Užgirėlį atstatyti ir Švento Jono koplytėlė. Ją atstatė koplytėlės statytojo anūkas Pranas Kerševičius. Koplytėlės atsiradimo istoriją pasakoja Vida Lapinskienė. Tai seniausias Darsūniškio gyventojas Rudzianskas Jeronimas šitą pasakoja tos koplytėlės Švento Jono atsiradimą, čia kur tarp Darsūniškio ir Užgirėlio yra Švento Jono koplyčia. Tai ten toksai griovys, revas, vadinamas Devynioko, ar ne, Genai? Devynioko revas toksai, tai tam Devynioko reve naktigoniai arklius ganydavo.